Pranai, žiūrėkit, dėl Vytauto didžiojo, tarkim, tarsi ir nuopelnus Lietuvos Respublikos. Tai papasakoju, padarė įrašą Kazimieras Juraitis Gaublio klube. Ten mane pakvietė šitas Leopoldas į Gaublio klubą. Taip įdomiai gavosi, kad aš net nežinojau, aš jam buvau šiek tiek pasakojęs. Man sako, ateik, ko skaitysi paskaitą, kokią pasakė apie šitą. Tai sakau, nieko savo, rytoj paskaitą turiu skaityti, o aš nežinau, kad aš skaitysiu. Tai sakau, neisiu. Tai kaip tu gali neiti, kad aš jau sukviečiau publiką, visa jau salė bus užimta. Nu, galų gale prikalbino. Papasakojau, Juraitis nufilmavo, tai paskui, gal kokius 5 metus ėjo internete ir ten kasdien po 30 ir daugiau žmonių. Tai ten iš viso apie 30 ar daugiau tūkstančių buvo peržiūrų ir dabar yra toks Kęstutis iš šito, kaip jo pavardė. Tai žiūrėkit, dėl Vytauto, tarkim. Tai pasakysiu, dabar jeigu įrašinėjate iš pradžių. Taip, gerai. Tai va, tai apie Vytauto darbus. 1930 metais norėjo Vytautą daryti šventuoju Lietuvoje. Ir buvo garbinamas, o garbinti jį pradėjo per tautinį atgimimą 19 amžiaus, kai prasidėjo Vytautas. O Vytautą pasirinko todėl, kad Lenkai savo tose istorijose, ką jie ten pasakojo, Jogaila Lenkų karalius jau taip jau garbino Lenkijoje Jogailą, kad, reiškia, Lietuvoje, kadangi čia su Lenkais buvo konfliktas didelis, Lenkai per bažnyčią lenkino Lietuvą labai stipriai ir draudė lietuvių kalbą ir viską, tai, reiškia, su Lenkais konfliktas, tai jie ėmė garbinti per tą tautinį atgimimą Vytautą, kaip Jogailos priešą. Nu, tai 30 metais provincijoje pristatė visur paminklų Vytautui, o Kaune nepadarė ničnieko. Kodėl taip atsitiko? O tai atsitiko todėl, kad, pasakysiu tokį vieną pavyzdį, ką pasakoja man uošvis. Mano uošvis tai Tumaitės anūkas, Vaižganto sesers anūkas. Ir 30 metais per giminės balių, kaip tik per šventę kažkokią, jis pasakojo, mano uošviui buvo 14 metų, tai jis ten dalyvavo, tai viską girdėjo. Ir paskui man, kai apsiženiau, čia 80 kažkuriais metais, man viską išpasakojo. Tai reiškia, tada veikė jau Lietuvos universitetas Kaune ir daug medžiagos surinkę buvo, o kadangi Vaižgantas jis labai veiklus žmogus, dalyvavo visose lietuviškose draugijose narys buvo, taip patgi ir universitete jisai profesoriavo. Taip. Ir vyriausybės nariai, visi jo pažįstami draugai ten kartu. Tai grįžtam prie Vytauto. Tai jis, reiškia, viską, informaciją labai gerai žinojo apie viską. Tai apie Vytautą štai, ką jis pasakė. Vytautas 3 kartus, Jogaila buvo Lietuvos karalius, o Vytautas tik tai provincijos valdytojas. Jis bandė daryti perversmą su Kęstučiu. Perversmas nepavyko, Jogaila susigrąžino valdžią. Bėgo pas kryžiuočius, 3 kartus išdavė valstybę pas kryžiuočius ir 3 kartus vedė kryžiuočių kariuomenę prieš Lietuvą. 2 kartus atidavė Žemaitiją kryžiuočiams. 1 kartą iki Dubysos, 2 kartą iki Nevėžio. Iki reiškia ne visą, o tik iki kitos. Ir kitam krante Nevėžio irgi Žemaitija. Ir dabar nieks nežino, kur rytinė riba. O aš maždaug numanau, kur ta rytinė riba Žemaitijos. Jeigu norėsit, pasakysiu ir tą. Tai vedė kryžiuočių kariuomenę 3 kartus į Lietuvą. 3 kartą buvo didžiausias karas, atvedė didžiulę kariuomenę iš visos Europos surinktą kryžiuočių iki Vilniaus. Ir Vilniuje vyko didelis mūšis. Čia kuriais metais? 1392, man rodos, metais. Taip. Didžiulis mūšis vyko Neries dešiniajame krante, va čia kur laukai buvo. Laukai nuo pilies, kur dabar sporto rūmai ir Šeškinės kalnas, iki Verkių kalno. Taip. Tai čia buvo plynas laukas ir kadangi pilis ant kalno, o čia laukas apačioj, tai čia visais laikais buvo Lietuvos kariuomenės pratybų laukai, nes iš viršaus matosi, galima stebėti, kad ten viskas vyksta. Taip. Tai va čia mūšis buvo ir po mūšio
lietuvių kariuomeniai vadovavo Skirgaila, po mūšio Skirgaila pasitraukė į pilį ir užsidarė pilyje. O laukas, visas šitas laukas vat, nuo Šeškinės ir nuo pilies iki Verkių buvo nuklotas lavonais. Kryžiuočiai apsupo pilį, bet žemutinė pilis, taigi mūrinės sienos, aplinkui iškasti perkasai, grioviai, vanduo, už vandens mūro sieną, tai jie šitos pilies nesugebėjo paimti, bet už tai paėmė Kreivąją pilį. Nu, žinote, kur ta Kreivoji pilis stovėjo, ten ant to kalno, reiškia, ten 4000 žmonių slėpėsi, miestiečiai slėpėsi, gynėsi. Tai jie visus nužudė, pilį sudegino, miestą visą sudegino. Mūšyje grindamas Kreivąją pilį žuvo Jogailos brolis Kaligaila. Tai vat Vytauto kompanija šitą nukirto jam galvą, pamovė ant ieties ir nešiojo aplink pilį, aplink mūrus, gąsdina ir rodo, vat, jeigu jūs nepasiduosite, tai jums visiems bus šitaip. Taip. Jogailas surinkęs kariuomenę kitą atėjo į Talką, Skirgailą į Vilnių ir kryžiuočius nuvijo, sumušė nuvijo. Tai paskui po to Jogaila su Skirgaila, jiegi broliai, 40 dienų šturmavo Trakus, nes Trakuose Vytautas buvo įkurdinęs kryžiuočių įgulą, išmušė iš Trakų. Po to šturmavo Kauną, atsiėmė Kauną, po to šturmavo Gardiną, Gardiną atsiėmė. Tai va, ir jie, ką Vytautas buvo dovanojęs, galų gale viską atsiėmė, atėmė ir Žemaitiją 1409 metais. Matot, kiek užtruko karas, atsiėmė. Nu, ir karas tuo nesibaigė, nes kryžiuočiai tai yra popiežiaus kariuomenė asmeninė, ne kokia nors vokiečių, o kryžiuočių ordinas. Tai ordo yra tvarka, lotiniškai, ordinas tai reiškia struktūrinė karinė organizacija. Ordino vadas magistras, tai lotiniškai magister milicijai, reiškia kariuomenės vadas. Romos imperijos kariuomenės vadas, jo titulas aukščiausias. Taip. Ne generolas, koks ne maršalas, o magister milicijai lotiniškai. Tai va čia kariuomenės vadas. Surinkė iš Europos kariuomenę visą, jau ruošiasi naujam karui, Jogaila surinkęs kariuomenę nužygiavo prieš juos. Įvyko Žalgiris, kur buvo sunaikinta kryžiuočių visa galybė, ir po Žalgirio mūšio, vat įsidėmėkite dalyką, po Žalgirio mūšio daugiau kryžiaus žygių į Lietuvą nebuvo, nes kryžiuočių galybė buvo sunaikinta. Taip. Bet tai žiūrėkit, bet tai Vytauto tokie darbai. Paskui, reiškia, Vytautas jau atsiprašinėjo Jogailos, Jogaila atleido, davė jam provinciją valdyti, daugiausia sėdėjo Kijeve, bet Vytautas labai pasižymėjo krikštydamas Žemaitiją. O Žemaitiją apkrikštijo štai kaip. Ko kryžiuočiai nepadarė, tą padarė Vytautas. Jis nukirzdino 60 žemaičių. Visą žemaičių vyriausybę, visą aukštuomenę nužudė. Štai koks krikštas, suprantate? Ir Kauno universitetas šitą jau vyriausybė ir pasakė Vytauto darbus. Tai kai vyriausybė sužinojo Vytauto darbus ir ypatingai apie Žemaitijos krikštą, kaip sėkmingai pakrikštijo tuos didvyrius, kurie Žalgiryje kovojo ir laimėjo mūšį, suprantat? Jis pakrikštijo. Va taip pakrikštijo. Tai Kaune jiems kaip ranka nuėmė norą Vytautui ką nors statyti. Taip, bet vadovėliuose nepaskaitysi šitų. Vadovėliuose nepaskaitysi, bet visi šitie dalykai yra gerai žinomi, o aš žinau ne iš kokio nors vadovėlių, o tiesiogiai gyvą žodį. Taip. Va tokiu būdu, kaip iki manęs atėjo, tai sakau, tai aš tavo pasakojau, sakau, buvo mano įrašas internete, čia daug metų vaikščiojo, va, ir dabar dar tebėra,